فرصة خطيرة وانطلاقة سريعة يقودها ينتظر ينظر ويتابع ويناظر. Jėžais dabar štai taip pasileidžia. Prieš Radonfachą Abu Bakrą ir Bakras tikrai smagiai žaidžia. Nelengva. Dabar matome ir Radonfachas Abu Bakras, ar ne, kur yra aikštėje, bet vėl aukštus perdavimas. Prie tokio žaidimo Kruoja yra. Ko gero, pakruojiečiai galbūt tikisi, kad banga atėjo. Vėl baudos aikštelėje dabar Elivelto krinta. Kas gi nutiko Kochanauskui, susidūrė su varžovu. Visai net ir nepastebėjo. Labai neblogas žaidimas. Ir čia galimybė Rokui Gedminui. Kai Tautvydas Eliošius įvartį įmušė, tuomet pats išmaudė kas į kraštą. 86. Ekranas, tarkime, įmuštų dar vieną įvartį ir laimėtų, be jokios abejonės, tai būtų tiems jauniems žaidėjams tokia rimta paspirtis. Ir Tautvydas Eliošius ir praranda kamuolį dabar jis. Разрушитель, вот видите, как он успевает с левого фланга перемещаться в центр. من المنتخب ترينيدادي في هذا اللقاء يرضي المدرب بالتأكيد يعني ما يقدم المنتخب كيفن هرنانديز الذي يرتمى في الاتجاه المعاكس تماما. محاولة طويلة داخل منطقة الجزاء. الجهة اليسرى للمنتخب المكسيكي وهنا العرضية تمشي عالية ولكن التغطية. Drept Torje trimite în centru pentru Marica și a alunecat șut pe piciorul drept până la urmă, nu a centrat cu stângul, însă nu a ieșit nimic nici rolului. Lângă el Torje, grozav, însă încearcă. Jucător venit de la școala de fotbal a lui Gheorghe Popescu. Dreaptă și a reușit să respingă un corner bătut în 6 metri. طويلة من أوروسكو داخل منطقة الجزاء هذه الكرة ولكن بينما تأهلت وبانتظار المكسيك أو ترينداد وتوباغو. Razulis. Ir Tautvydo Eliošiaus perdavimas į baudos aikštelę. Jonas Jemelinas nepasirodė. Šiuo atveriant vis daugiau atvirų erdvių savo gynybos. Arčiau varžovų vartų, taip ir yra. Ten Beniušis, ten Abu Bakras, ten galimybė ir ten. Gaulingas. Čia Ruso, dar kartą į baudos aikštelę, dar kartą apsigina Kruoja, ką ir kalbėjome. 3,5 valandos reikia ir praktiškai komanda išvažiavo šiek tiek po 6 ryto. Manau, jeigu taip žiūrėti, tai iš tikrųjų būtent su Kruojos komanda Sūduvai sekasi be nesunkiausiai. Irgi šiandien tokių netekčių kaip ir nėra. Perdavimas ir į nuošalę dabar nepavyksta pasižymėti Kruojos komandai, bet progų tikrai. Kruojos ekipa po to tolimo smūgį Žulpa pabando ir sumaištis pavojų. Na, pašiūrungti. Kol kas tokių stabdymų daug. Perdavimas link Ignat. Dabar jis vienas rezultatyvė. Kalbos dalis, kurią atliks vėlgi tas pats Mačiulis. Čia pavojus ir norėtų įvartį. Ir dabar dar vienas jaunuolis aikštėje. Po standarto Kruoja. Smūgiuoja ir Mačiulis siunčia kamuolį į baudos aikštelę. Čia Radonfachas Vladimiras Čeburinas ragina savo komandą. Perdavimas, smūgis ir įvartį į baudos aikštelę. Smūgis galva, Abu Bakras virš. Tai pradžia ir jau 2 įmušti įvarčiai. Čia į baudos aikštelę ir Radonfachas Abu Фах отличился. Привет вратарю и защитникам Тобола. Dar kartą į baudą. Alfredas Kroblas toli moka išmesti kamuolius. Pakruojiečiai labai atidirbė yra namų darbus ir pirmas įvartis. Perdavimas į baudos aikštelę. Abu Bakras kovoja dabar dėl jo ir smūgis grupai gražus įvartis. Tautvydas Eliošius. Kokį įvartį muša dabar? Apsisuko Tautvydas Eliošius. Techniškai viską padarė. Na, fantastika dabar. Gal čia ir sėkmės faktorius buvo, bet kaip ten bebūtų, na, įmušė gražių stiliumi Tautvydas Eliošius ir rezultatas jau tampa lygus. Po Nerijaus Mačiulio perdavimo
Ir perdavimas, numestas kamuolys, gražiai smūgis ir dabar ta komanda čia dabar smūgis galva ir pavojinga situacija dabar. قدم أداء قوي في هذه اللحظات وهذه الكرة فيها دليل. Daug. Ričardas Beniušius nėra aikštės viduryje, tie patys Tautvydas. Jėgų. Metama į aikštę, nesakyčiau, kad... Tikrai, tiesiog svajonių darbą. Jeigu visos rungtynės būtų tokios svarbios. Vakaras prie kamulio, jo perdavimas į priekį. Štai siunčiamas kamuolys Radanfagui Abubakrui. Primenu, kad tai yra... Šiemet ta viena duobė tikrai buvo gana ilgoka. Sezono viduryje prieš pat Maksimui Maksimovui ir jis siunčia kamuolį į vartus. Antrą Ernestą Pilypą, trečią Samontį Ranieminą, šeštą Radanfagą Abubakrą, aštuntą lygiosiomis Dainavai, nepaisant to, kad pergalės nebūtų, bet tai vis dėlto yra, kurie tiesiog šiandien pasirinko Futbolo TV transliaciją, na žinom. Atlanto komandai, perdavimas į kraštą. Šiek tiek traumuotas, nedidelę traumą patyręs ir negali žaisti. Akras. Perdavimas Bogočiui. Kochanauskas. Yra už Nerijų Mačiulį SMS Credit LT lygoje, kiti yra įmušę tiek pat. Arba... Ir čia Rytis Pilotas. Atakos smaigalyje ir Radanfagas Abubakas. Buvo tik tais Nerijus Mačiulis, tačiau Mačiulis galbūt labiau yra įpratę žaisti giliai, tačiau kita vertus Pildymas. Į baudos aikštelę. Abubakras galva ir 5-1. Perdavimas į baudos aikštelę, smūgis.